meilį žodžiais ją išdalinu, pats žaboji savo kraštą Utarkų, Utena, Anykščiai, Zarasai, Rokiškis, Ignalina, Švenčionys. Aplankyk, jei nigdy nebuvai, šitų kumpų, kur vadinas rojus. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, džiugu pranešti, kas dar negirdėjote, kad Utenos kraštotyros muziejaus padalinys Tradicinio amatų centras Svirna šiemet švenčia 10 metų gyvavimo jubiliejų. Ta proga šiandien laidoje studijos svečias ir vieši Tradicinio amatų centro Svirnas vadovė Dalia Urbonienė. Labas. Labą dieną, Angelė. Ir tradicinė matininkė, senojo pynimo amato puoselėtoja, sodų pynėja Irena Eitminavičienė. Sveiki. Labą dieną. Na kągi, dar kartą sveikos, nuoširdžiai sveikinu su jubiliejumi jūsų visą bendruomenę ir dėkoju visų uteniškių vardu, kad džiuginate Utenos visuomenę, linkime ilgo gyvavimo ir toliau puoselėkite amatus. Na, norėčiau šiandien paklausti, kaipgi nusiteikę šios dienos pašnekovės, kokiais svarbiais darbais kiekviena užsiima. Tai sveiki, mėly klausytojai, nusiteikę puikiai. Man atrodo, tiek Irena, tiek ir aš, ir darbai vyksta sklandžiai, viskas gerai, ir jubiliejaus dar taip griausmingai nešvenčiam. Ne, dar ne, dar tik tai, kaip pasakyti, dar svajojam apie tai, galvojam apie tai, planuojam, bet, nu taip, tie 10 metų, jeigu tą klausimą išplečiant, tai buvo tokie įdomus, galbūt galima būtų juos suskirstyti etapais, kad iš pradžių buvo tokia nežinia, susijaudinimas iš Žemės ūkio ministerijos, sprendimas įkurti 20 amatų centrų per visą Lietuvą ir žinoma, čia, kai Utenoj buvo kuriamas amatų centras, tai tiesiog paskui reikėjo kažkam tai priskirti pavaldumą, buvo daug sprendžiama, ar tai kultūros centras prisims kaip padalinį, ar muziejus, tai mano sėkmės atveju aš pakliuvau po muziejaus sparnu ir Tradicinio amatų centras Svirnas pakliuvo po muziejaus sparnu, kuo tolimesniai veikloje dirbant džiaugiuosi. Irena neatsakė. Kaip jaučiasi, aš irgi norėjau paklausyti. Gerai jaučiuosi. Šiaip jau man turbūt pasisekė, kad aš visą laiką buvau šalia Svirno, nes dirbau šalia ir matydavau veiklas, ir matydavau viską. Aišku, labai norėtųsi pasveikinti Svirną, kad gyvuotų ilgai, nes iš tikrųjų tai vieta, kur gera nueiti. Gera pabendrauti, gera dalyvauti veiklose, kurios vyksta ir panašiai. Na, Dalia Facebook paskyroje po jubiliejinę afišą parašė 10 metų neieško gyvenimo prasmės, visada buvo šalia. Gal ir papasako, kaip jaučiasi žmogus, kai dirba savo širdžiai mielą darbą? Ačiū, Angelė. Labai malonus klausimas. Iš tikrųjų, vat, ką aš ir pradėjau atsakydama į pirmą klausimą, kad buvo toks įdomus jaudulys ir nežinia, steigiant, kuriant, nežinojom nuo ko pradėti, ką daryti ir kaip. Ir čia ne tik Utenos atveju ir ne tik mano atveju buvo ta tokia nežinia, kūrimo tas procesas buvo toks apimtas daug abejonių, bet vėliau, dirbant, tęsiant veiklas, pamatėm rezultatus, pamatėm tokį grįžtamąjį ryšį, tą bendruomenę, kurie būrėsi aplinkui, ir tada kaip ir tie darbo vaisiai buvo tokie, kurie apdovanojo tave už tavo darbą, ir galbūt tas kaip ir auginant vaiką iš pradžių, tu nežinai kaip kas ir visada sprendi, klausinėjai savęs, ar tu teisingai elgiesi, ar teisingų kelių eini. Tai čia irgi šitame kūrimosi procese reikėjo apie daug apgalvoti, daug skaityti, daug paskaityti, ką būtent tie steigėjai, kokius kėlė reikalavimus ir ko jie norėjo, kokią veiklą užsimtų Tradicinio amatų centrai. Einant šituo taku atsirado žinojimas, kad kas esi, ką darai, kur eini, ir va tas žinojimas toliau jau, kaip pasakyti, veda, ir tada, kada šalia yra tradicijos, kada yra papročiai, kada yra istorija, kada yra etninė kultūra, žmonės
dirbdami šitą darbą niekada nesusiduria su gyvenimo prasmės paieškomis, nes tai nėra prekyba, tai, prekybos irgi yra, bet tai nėra batų pardavinėjimas. Tai yra daug prasmingesnė veikla ir vat, galbūt tokia antraštė, nežinau, kažkaip taip pokštelė, aš ten mažai dalyvauju toje socialinėje erdvėje, reiktų daugiau. Iš pajautos taip šoviau ir sprogo. Tai va, tai. Ir išsprogo neblogai, nes manau, galbūt ir Irena pasakytų, kad tikrai daug dalį įdeda į savo veiklą širdies, taip? Iš tikrųjų labai jaučiasi tai, kad yra amatų centras ir kad jame vyksta tai, ko kai kur galbūt ir nevyksta, nes tai yra gamyba, tai yra nauji išmokimai, tai yra edukaciniai užsiėmimai, kur galima ir mums pasimokyti, ir mes patys galim kažką pamokyti. Tai šiaip jau manyčiau, kad Utena labai daug prarastų, neturėdama tokio centro, nes tai galima nueiti tiesiog užsisakyti edukaciją arba prisiregistruoti paprastuoju būdu. Ir jeigu kas dar nežino Utenoje, kad toks dalykas yra, tai labai keista, nes iš tikrųjų tai yra reklamuojama, tai yra matoma internetinė erdvė, tai yra žinoma turbūt daugeliui mokyklų, kadangi nesunku tai pastebėti. Ir tos veiklos, ir dar kitas dalykas, dar galbūt ten labai dažnai kvepia viskas, nes kažkas kepama, sausainiukai ir dar kažkas. Tai vėlgi turbūt trauka. Žinokit, kaip įdomu, Irena, ačiū už šitą pastebėjimą, bet kvepia ir vitelės, kada Vytautas Šemelis pina, kvepia liepos medžio lentos, kada Odeta dražinėja. Aš galvoju, mes su Irena, kai pradėsim pinti šiaudinius žaisliukus, tai irgi šiaudai ir kiekviena šita medžiaga, kaip sakyti, organiška, natūrali, skleidžia savo kvapą. Tai vat, tokie įdomus pastebėjimai, bet tas kvapas jo egzistuoja, net ir, tas pats margučių marginimas. Tai, jo, ne tik meduolių, nes kiekviena matystė turi savo kvapo atspalvį. Tai gal dar Irenos paklausim. Jums, Irena, tradiciniai matininkiai, senojo pynimo amato puoselėtojai, sodų pynėjai. Taip pat, ką jums reiškia, koks jausmas apima, kai rankas paimate šiaudą ir mokote kitus šio amato? Va, taip pat paklausiu, kaip ir Dalios. Šiaip jau buvo toks tarpas, kai tiesiog turėjau išmokti to amato, kadangi buvau keliem metam išėjus iš matematikos. Čia turėčiau nuopelną turbūt skirti Rūtai Jonuškieniai, kuri labai nedaug man ten paaiškino, bet man to užteko, kad aš galėčiau toliau tą verslą, galbūt netgi ir truputėlį verslą vystyti. Tai šiaip jau man labai gera, nes tai galima daryti klausantis kažką, tai galima nebūtinai, ten reikia būtinai pasiėmų šiaudus kažką verti. Tai atsipalaiduot gali, tai šiokia tokia kūryba. Galų gale dalyvavimas parodose suteikia kažkokį malonų jausmą, tiesiog pamatai kitų darbus ir man šiuo metu šiaudai yra pakankamai daug, sakysim, ir laiko užimantis verslas, bet, kaip ten verslas? Amatas. Bet ir malonumas. O matematika padeda šiame amate, nes jūs buvote matematikos mokytoja, čia daug skaičiavimo reikia. Kartais reikia tų skaičiavimų ir dabar, nes tarkim, transportuoti ar tuos pačius šiaudinius sodus yra pakankamai nelengva, tai reikėtų apskaičiavimų kartais, jeigu kažkur toliau reikia transportuoti, o šiaip jau turbūt erdvinis matymas reikalingas šioje vietoje ir apskaičiavimai kai kurie, bet visumoje tai daugiau čia yra kūryba, maloni kūryba, kuri gal šiek tiek siejasi su mano matematika. Ar jau daug išmokėte savo amato ir kur garsinote sodus? Negaliu apskaičiuoti, kiek aš ten daug esu išmokius, nes kažkaip statistikos nėra, bet visumoje tai edukacinių užsiėmimų išvedus labai daug.
ir šiuo metu vedu, ir šiuo metu, bet lapkričio 27, 28, 29 ir 30 Svirne vesiu užsiėmimus, kviečiu visus sudalyvauti, žadu važiuoti pas švedus, o šiaip visumoje pas neįgaliuosius šiuo metu vedu, visumoje užimtumas yra pakankamai nemažas, nes šiuo metu sodai yra įrašomi, ar jau įrašyti, bet manau, kad įrašomi į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą. Tai juos labai išpopuliarino Etninės kultūros centras ir šiuo metu jie yra ant bangos. Visiems reikia šiaudinių sodų, bet kokiam progom, vestuvėm, krikštynom ir panašiai. Ir tų pačių kalėdinių žaisliukų, tai vat tie kalėdiniai žaisliukai bus šį mėnesį labiausiai turbūt gaminami. Taip pat kviečiu. Tai va, jau net mąstau, sakau, gal ir man reikia nueiti. Siūlyčiau. Angelė, aš jūsų laukiu. Žinau, kad Dalia laukia. O dabar jau buvau suformulavus klausimą, bet kaip užsimaniau, tai net ir pamečiau jį. Tiesą prisiminiau. Dar Dalia pasakyk, tai kiekgi vienyje jūsų bendruomenė amatininkų, kiek džiuginate kvapais, spalvomis ir amatais puikiais? Angelė, žinai, su tais skaičiais čia yra, sakau, tokia tam tikra Žemės ūkio ministerijos padaryta tvarka. Tai aš gal jums pasakysiu geriau, kad 12 meistrų, 8 amatininkai, 3 amatininkai maistą sertifikavę ir 7 mokymo programos. Tai, bet čia, šitie skaičiai, kaip pasakyti, žmonėms nieko nesako. Aš tiesiog noriu kalbėti apie tai, kad būtent kam visa tai, kad tai yra žmonės, kurie jau perėję į kitą lygį, kurie gali dirbti, kurie gali edukuoti. Ir mano santykis, pavyzdžiui, kodėl yra daug artimesnis su tai žmonėmis, kurie daugiau vykdo edukacinės veiklas, nes mūsų toksai kontaktas ir visa projektinė veikla ir tą, ką aš turiu padaryti, tai turiu rašyti projektus ir kad tie meistrai galėtų vykdyti edukacinės, kad galėtumėm daryti sklaidą, kad kviesti žmonės ir tokiu atveju tas glaudesnis kontaktas ir yra būtent su tai žmonėmis, kurie vykdo edukacijas, bet visi kiti taip pat informacija apie juos yra kaupiama, fotografijos, parodos, pažymėjimai. Šita duomenų bazė yra sukaupta ir jinai yra, kaip pasakyti, saugoma. Ir kada kas kreipiasi, visada šitą informaciją daliniesi, persiunti nuotraukas, kažkokius tai duodi kontaktus, keitiesi, rašai laiškus. Tai va čia būtent tie žmonės, apie kuriuos žinome daugiausiai ir kurie patys apie save, jie patys daug dirba ir patys apie save duoda žinoti. Tai kaip suprantu, Dalia, ant tavo pečių gula ir projektų rašymai ir visi dalinimasi, nes kaip ir viena esi vadovė, ar turi pagalbininkų? Esu viena ir, tai, kaip čia pasakyti, ant tų pečių gula, čia malonumas, kas čia gula, niekas čia negula, čia malonus darbas, čia tiesiog darbas, bet už kurį gauni atlyginimą, bet tik tai tas, kad, per tuos 10 metų su meistrais reikėjo sukurti tokį santykį, nes galbūt ir klausytojai būtų įdomu žinoti, kad meistrai nėra įdarbinti, jie neturi darbo sutarčių su Utenos kraštotyros muziejui, jie turi tokias pavienės, kada rašai projektus, kada laimi projektus, o projekto, nesu pralaimėjusi projekto, tai tada būtent gauni kažkokį tai tokį trumpalaikį finansavimą, kada gali, kaip sakyti, atsiskaityti už meistrų darbą. Tai kad sudominti, tai čia visur reikėjo tokio žmogiškumo, geranoriškumo, kad pritraukti tuos žmonės. Ir ką norėjau aš galbūt irgi pasakoti, kad su kiekvienu meistru tas žmogiškasis santykis, tai jeigu mes susitinkam kalbėti apie darbus, tai tikrai kokia 10 minučių būna skiriama vaikams, anūkams, vyrams, draugams, tuos, kuriuos žmogiškasis faktorius. Taip, tuos, kuriuos aš pažįstu, todėl kad aš negaliu sakyti, kad aš klausiu dėl to, kad man, kaip pasakyti, man iš to kažkokios tai bus naudos, kad aš galėsiu žmogų prisikalbinti tolimesnį veiklai, bet dėl to, kad man iš tikro rūpi ir iš tikro tai yra įdomu. Taip pat aš irgi turiu papasakoti apie savo šeimą, mes daug ką žinom vieni apie kitus, tai būtent tas geranoriškumas ir toks žmogiškasis santykis, kada tu kitą kartą gali kreiptis
kreiptis į žmogų ir sakyti, vat rengiu tokį projektą, ar sutiktum, ar dalyvautum, nes, ir laikas yra derinamas, ir viskas yra derinama. Tai čia truputį kitoks sukurtas santykis su šitais žmonėmis, tai yra, gali sakyti darbo, bet jisai nėra ir darbo santykis. Nebereikalo ir 2016 metais tradicinio amatų centras Svirnas buvo vertintas kaip sėkmingiausiai dirbantis. Ką pasakytum, Dalia, apie šį apdovanojimą ir gal tada dabar papasakok plačiau, ko dar nepasakei apie Svirno veiklą, ko organizuojate, kokius projektus įgyvendinate ir taip toliau. Tai iš tikrųjų 16 metais mes buvom 3 metai kaip veikiantis, tai negaliu šito nuopelno prisimti savo už tą apdovanojimą. Buvo muziejaus direktorė Lilija Jovarinė, kuri, kaip pasakyti, vedė, mane ėmė už rankos ir vedė paskui save ir mokino, kaip reikia rengti projektus, kaip reikia darbuotis. Ir čia buvo daugiau muziejaus nuopelnas, parengti dokumentai, veiklos buvo vykdytos ir kaip pasakyti, buvo pateiktos, būtent konkursas jisai vyksta kiekvienais metais ir kiekvienais metais vis skirtingas amatų centras apdovanojimas. Iš tikrųjų šiais metais irgi buvo siūlymas teikti, bet aš pagalvojau, kad bus protingiau galbūt kitais metais teikti sėkmingai dirbančiam. Čia visada būna, kaip pasakyti, vertinimas. Yra Žemės ūkio ministerija ekspertai, kurie vertina tavo darbą, tai arba tu, bet dokumentų parengimas irgi turi labai daug reikšmės. Tai aš to 16 metų taip jau savo asmeniškai negaliu prisiskirti nuopelno, nes tikrai tai buvo muziejaus ir tuo pačiu kalbėdama apie muziejų, tai norėčiau irgi visko, kaip sakyti, nepaimti savo, tai yra bendras muziejinis darbas, tas pats skelbimų rengimas, tai yra mūsų administratorės darbas, nes, tokius, kaip pasakyti, matom gražius originalius ir gerus skelbimus, kurie kviečia edukacijas, taip pat tas pats projektų rengimas mūsų direktorės ir dabar naujos direktorės Jovitos Nalevaikinės, tai jos, man patinka jos tikras švarus požiūris į viską, man patinka jos požiūris ir į tradicijas, ir į papročius, ir į mūsų tautodailę, ir į parodas. Tai vat visi šitie žmonės, taip pat ir mūsų fondų saugotoja Bronislava Juknevičienė, ir mūsų ūkvedys, ir mūsų buhalterė, tai čia yra, kaip sakyti, komandinis darbas. Aš nieko nepadariau vieną, ką kalbu apie meistrus, kad be tų meistrų kažkaip tai bet negaliu pasakyti, kad čia kažką padariau, tiesiog vykdau savo veiklą, tik tai, kad jai 10 metų. Svarbiausia, kad reikia įdėti savo širdį, kai įdėdi, tai ir Irena pasakytų, ir visi kiti, kurie šiandien nedalyvauja, matininkai, tai pasakytų, kad kai viskas daroma iš širdies, tai ir tada veikla puikiai ir įvertinama. Dabar galbūt net abi pasvarstykite, kiek per 10 metų pasikeitė centras, kokios veiklos galbūt įsivystė, kam labiau skyrėte prioritetą, kaip galėtumėt, sakykime, palyginti. O Irena nuo pat pradžių įkūrimo ar vėliau įsijungė? Aš manau, kad aš įsijungiau vėliau šiek tiek, nes tiesiog dirbdama mokykloje kartais neturi laiko. Dirbdamas šiuo metu labiau įsitraukus, šiuo metu labiausiai įsitraukus turbūt esu į tą veiklą. O šiaip jau, aš jau sakiau, kad labai įdomu dalyvauti ir tose parodose visose. Šiuo metu kaip tik vyksta Antazavės dvare aukso vainiko parodos. Mačiau, gražu, amatininkų daug. Ir tikrai, išvardinti tie amatininkai turbūt beveik visi dalyvauja, kiek pastebėjau. Tai labai vyksta tos veiklos. Kažkaip anksčiau nepastebėdavau aš tų dalykų pačioj pradžioj, bet ne tai, kad nepastebėdavau, bet tai buvo tiesiog toks, momentinis pastebėjimas, nes, kaip sakiau, laiko nebuvo. Taip. Dabar labai gerai. Ką Dalia pasakytum, palygintum? Aš galvoju, gal Irena, kada mes sertifikavom, kokie 3 metai jūs? Ne tai, kad sertifikavom, mes dar dalyvavom projekte daugiau negu 3 metai prieš visus covidus ir visą kitą, kai buvo filmavimas pamokos Miškinių sodyboje. Labai įdomi patirtis buvo, labai vėl nauja kaip ir šiandien, bet tai buvo labai smagu.
Nu ir tokia išliekamoji vertė, tas Nu, taip. filmas sukurtas vaikam, anūkam ir aš iki dabar jį viešinu. Manau, kad ne tik, nes kai kas yra sakęs man, kad pamatęs porą kartų jau išmoko maždaug gaminti, tai galbūt kai kam padėjom. Taip, gal apie tą pasikeitimą per 10 metų, tai žinoma, viskas buvo, visas dėmesys nukreiptas į tradicinius amatus, į mūsų mieste veikiančius meistrus ir jiems buvo visa projektinė veikla, tai galbūt dabar paskutinio meto pasikeitimas, tai būtent šių metų projektas Kultūros tarybos tylus istorijos liudytojai, kur turėjau galimybę su muziejaus palaikymu, su muziejaus archeologo pagalba tiesiog parengti projektą apie Norkūno piliakalnio radinius ir būtent šituos eksponatus atsivežti iš nacionalinio muziejaus, kurie dabar yra eksponuojami Utenos kraštotyros muziejuje. Ir šalia visos šitos projektinės veiklos sekė tokios edukacinės veiklos, kurių dar nėra buvę amatų centre, tai būtent žalvario apdirbimo, tai dalyvavo šituose mokymuose archeologai, tie pajautos klubo nariai, tie tokie įdomūs žmonės, kurie atvežė tikslas, aš taip truputį šokinėjau, bet tikslas buvo, kad pakviesti mūsų meistrus, kad tiesiog ir tam bendradarbiavimui ir atkreipti dėmesį, kaip dirba kiti žmonės, būtent edukuodami ir pristatydami amatus, tai man pačiai tai buvo be galo vertinga patirtis, tiek žinių prasme, tiek to bendravimo, susipažinimo su tai žmonėmis prasme. Ir žinoma, visų tuo laikotarpiu dar peršokant į kitą temą, tai mokymasis yra be galo vertingas dalykas, ką galima patirti šituo, dirbant šitą darbą, tiek savo profesinėje veikloje, tiek keliant kvalifikaciją. Tai labiausiai, ką aš vertinu, tai kad galima mokytis. Tai va, o grįžtant apie tuos 10 metų, tai tiesiog šį savaitgalį, šeštadienį turėjom tokį žmogų, kur yra trasologijos specialistas, archeologas, turintis trasologo, gal taip sakyti, išsilavinimą. Ir tai yra vienintelis žmogus Lietuvoje, kad būtent archeologas, būtent tas trasologija, tai yra iš prancūzų kalbos verčiant, yra pėdsakų mokslas. Tai tik tai tas žmogus seka pėdsakus akmens amžiuje. Tai labai paslaptinga. Ne, tai yra, čia, žinokit, paslapčių nėra. Čia nėra, grina. Čia yra grinas mokslas ir šitas mokslas, tai žavingas, ką čia sakyti, daug ko nesupranti, klausai ir nesupranti, bandai, klausinėjai. Tas, man asmeniškai labai vertingas dalykas, kad tu būni šalia to žmogaus, kuris neša tokią mokslų bagažą, kuris tau gali atsakyti visus tuos klausimus ir jeigu tu tiesiog būni šalia ir gali klausti. Ir visi tie dalyviai buvo pas mus ir jaunimo, ir patys meistrai mūsų dalyvavo. Tai čia turėjom šį savaitgalį tai kauladirbį. Tai įdomu, žinokit, labai įdomu. Tikrai įdomu, gerai klausyti. Na, o dabar apie vizitinę kortelę ir čia išsivystė tie meduoliai, aš tai pagalvojau, kad taip vizitinė kortelė gal dalį ir paneigs ir išsivystė iki kvapo. Mūsų tą tokį, pavadinkim, diskusiją ir atsirado daugiau kvapų, ne tik meduolių. Tai gal kaip čia atsirado tie meduoliai Svirno istorijoje, kokius kepate ir čia vadalė prieš laidą dar vieną receptą kažkokį tai papasakojos. Tai pasidalinkite įspūdžiais tų kvapų. Nu, čia taip nenorom atsirado. Nenorom, nelabai aš norėjau ką turėti bendro su maistu, bet tiesiog teko ir kažkaip tai, kol dar yra galimybė to nepadaryti rutina ir nepadaryti kasdienybė ir vargu ir sunkiu darbu, tai aš taip galvoju, kad tas kalėdinis laikotarpis, kada suteikti žmonėms ir ką patyriau pernai metais, kada gali suteikti šventę vaikams ateinantiems, ir saugusiems žmonėms, ir kol tai gali, kol tave džiugina, tai reiškia, tu džiugini ir kitus, tai kol džiugina dar kepam mes tuos meduolius, tešla ta pati ruginių miltų, brandintas, brangi, nuryti jos burnoje negalima, kliūna už dantų, tai taip, kad
Nieko, kvapas geras, bet žinokit, tokie meduoliai senybiniai ir sudėtingi ten tokie. Ne, bet čia juokiuosi, bet iš tikrųjų tai, jeigu iš tikrųjų, Angelė, aš net nebegaliu pakviesti jūsų kepti meduolių. Jeigu ir labai norėtumėt, nes gruodis užpildytas. Gruodis užpildytas, čia pagrindai yra kultūros paso veiklos, kur tu, kaip sakyti, sistema pildo ir tu nieko atšaukti negali, gali atšaukti, bet, kaip ir nėra reikalo atšaukti. Liko 4 dienos, tai vat aš kaip ir kviečiu, bet kaip ir nekviečiu. Kaip ir nesupratau, bet meduolį aš jau turiu. Ir prieš keletą metų sugavusi didelį tokį. Nevalgiau, laikau. Tai jau greškit su drėlė, skilutė ir ant eglutės kabinį. Gerai, taip ir padarysiu. Bet aš tai labiausiai kviečiu pas Ireną ir vat, kas man tą širdį džiugina. Man džiugina širdį, kai dirba kiti ir kai dirba meistras. Taip. Ir aš galiu stebėti, žiūrėti, ten šiek tiek padėti, kažkur kažką prisiliesti, ten grindis pašluoti, pavalyti. Tai va, tai iš tikrųjų labai visus kviečiu 27, 28, 29, 30 lapkričio. Edukacijos prasideda nuo 10 valandos ir baigėsi apie 15 valandą. Jeigu kas galite, skirkite daugiau laiko. Galbūt nuo šiaudinių žaisliukų įkalbinsim Ireną ir pabandysim šiaudinio sodo rišimą. Tai va, tai tikrai visus labai labai kviečiame. Tai gal dar Irena apie tai ir papasakokite ir apie tą atmosferą, vat kai jūs susirenkate, visi ateina mokytis ir ką jūs jaučiat, vat. Jau Dalia šiek tiek užsiminė apie tą atmosferą, jis stebi ten pavalo, ten tą pasižiūri ir vadinasi labai, pavadinkim, gal ir netokį gražų žodį pasakysiu, kaifuoja, taip. Šiaip jau ateinantieji visada pirmas dalykas tai būna, kad aš jau tikrai nepadarysiu. Tai pirmoji reakcija. Po to, kai pradedam gaminti, pradedam nuo pradžios, pačioj pradžioj pats paprasčiausias, prie to paprasčiausio kabinam daugiau šiaudelių ir išeina sudėtingesnis, o galutiniam variante visi išeina pasidarę kažkokį tai gaminį. Kadangi dabar laikas bus ilgesnis šiuo metu, tai manau, kad pasidarysim jau po nedidelį sodelį, ne tik po vieną reketuką, ar ten žvaigždutę, ar ten kažkokį paukštelį, bet ir po sodelį kažkokį. Tai kaip ten sekasi visai, bet visumoje ateina, kiek man teko būti, tai beveik visada ateina nusiteikę žmonės pasidaryti kažką. Tai vieni labai džiaugiasi, kiti pasako, kad čia ne mano darbas, bet visiems kažką padaro. O pati atmosfera yra gera, nes vienaip ar kitaip bendravimas su žmonėmis man yra įprastas, tai tiesiog aš nuo vienos veiklos pereinu prie kitos veiklos ir man tai yra labai malonu. O kas link Dalios, tai čia jau jinai šiek tiek kuklinasi, nes kai yra daug žmonių, tai vienaip ar kitaip Dalia padėjėjai yra. Ne tik žiūrovė, nes jinai, man atrodo, jau pakankamai yra suprantanti, meistrė, žinanti ir galinti daryti, bet tik tai per savo veiklas nebespėjanti. Vertėja dar. Taip, ir vertėja dar būna. Taip. Tai vienu žodžiu, visokio matų tada meistrė. Na ką, artėja Kalėdos, tai gal pakalbėkime apie šią gražią šventę ir jau taip suprantu, kad į mokymus meduolių kepimo nepakliūsiu, kur dar būtų galima pakliūti. Turiu nuliūdinti, kad niekur. Niekur jau visur užimta. Ne, tiesiog, kaip pasakyti, lapkritį baigiam gražią veiklą. Va, į kur jūs galėtumėt pakliūti ir kur labai norėčiau pakviesti, tai lapkričio 28 dieną atvažiuoja profesorius Vykintas Vaitkevičius į Utenos kraštotyros muziejų, taip pat dalyvauja Irena Eitminavičienė, sodų rišėja, mūsų pašnekovė, ir mes turėsim gražią popietę, būtent Kalėdų mitai ir ženklai, Vykintas Vaitkevičius paskaitas skaitys, ir toliau tas veiklas pratęsime būtent kalėdinių žaisliukų darimu. Tai čia tiesiog iš Svirno persikelia į tokį renginį esantį muziejuje. Čia lapkričio 28. Profesorius pasakos muziejuje, tada jau į Svirną. Ten pat, viską darysim ten pat, tiesiog toks renginys, kur tikrai
labai norim pakviesti. Ir žinoma, aplankyti archeologinėje ekspozicijoje, būtent Norkūnų piliakalnio, apžiūrėti radinius. Tai, man atrodo, kol neskaitai knygų, tai atrodo, jis šalia yra tas Norkūnų piliakalnis. Bet kai pradedi tų žmonių, kurie tą supranta, kurie apie tai rašo, kokia yra Utenai svarba, kokia bendrai Lietuvai svarba šito piliakalnio ir kaip pasakyti, kai teko pačiai atsivežti ir rankose laikyti ten 1-3 amžiaus kaulinę adatą arba kaulinis kabliukas arba kaulinė eila. Ir taip žiūri, ir proto nesuvoki, ir tik tai supranti, kad tai yra labai kažkas tokio, ypatingo, bet tai linkiu užsukti visiems į Kraštotyros muziejų ir pasižiūrėti šitą ekspoziciją. Iš tikrųjų, ten yra ir tokių gražių juvelyrinių dirbinių. Tai jie kaip sakyt, natūraliai gražus tokie, kokie iškasti, bet galbūt ateityje galima bus pasigaminti ir jų kopijas. Ir aš labai norėčiau, kad Utena turėtų savo, būtent iš savo piliakalnio rastų gaminių kopijas ir moterys puoštųsi būtent tais papuošalais, kuriuos nešiojo gal mūsų protėviai. Tai vadinasi, jau iki Kalėdų grafikas sudėliotas, dirbsite. O kada švęsime jubiliejų, ar jau numatę esą datą? Tai gal vasarą prie jūros važiuosim. Vasarą prie jūros? O čia, kad nori. Taip toli nukėlėt. Juokauju, tai turbūt, kad visus metus švęsime ir to tokio kažkokio ypatingo šventimo neplanuojame. Mes galbūt su meistrais susirinksime, aptarti, veiklų aptarti, pasidžiaugti, bet to gal ir išvyką kažkokią tai padarysime, gal kartu kažkur nuvyksime. Aš dar, kad nepamirščiau apie meistrus, man čia viena mūsų tokia nuolatinė lankytoja edukacijų, šauni moteris Janina Kubilienė sako, žinai, sako, tie visi žmonės, bet jinai kalbėjo ir apie atvykstančius meistrus, ir apie mūsų meistrus, sako, jie visi lik piliakalnis, sako. Tu sako, kai pradedi juos kalbinti, kai jie pradeda pasakot savo patirtį, kaip jie išskleidžia savo žinių tą bagažą ir tai sako, tai va, man toks gražus buvo palyginimas, tai va, pagirdama meistrus ir norėčiau tokį va pasakyti. Tai tikrai labai gražiai, kaip piliakalnis vis pila ir pila savo tą išmintį, o mums tik belieka lipti į tą piliakalnį ir mokytis. Na ką, artėja labai gražios šventės ir jubiliejus ištisus metus švęsite ir vasarą gal prie jūros liksite ir panašiai. Tai ką palinkėtumėte savo ir visiems uteniškiams? Ir šią progą, ir artėjančių švenčių, Kalėdų progą. Aišku tai, kad Svirnas turi gyvuoti ir gyvuoti su nuostabia vadovė Dalia, nes tikrai tai žmogus, kuris atsidavęs šitam darbui ir tikrai suburiantis, mokantis projektus rašyti, mokantis organizuoti. Aišku tai, kad dar ir su muziejum, kas kalbant apie muziejų, tai ten irgi kažkaip mus visą laiką priima visada, kai reikia ir mes prisidedam, kai reikia ir tikrai labai gera bendrauti su jais ir aišku, mes pasistengsim, manau, tai padėti, sakysim, kai reikės, nes man atrodo, kad iš tų meistrų visų ir amatininkų turbūt mažai kas atsisako padėti ir džiaugiasi būti pakviesti ir tas bendravimas tikrai suteikia labai daug žavesio ir nežinau, bet jau kartojosi turbūt, bet tie, kurie sako, kad nėra ką veikti, tai manau, kad tiesiog užsukit į amatų centrą ir suprasit, ką galima veikti, nedūsaujant. Taip, tai jeigu apima koks nerimas, iškart į Svirną. Tai dėkoju Irenai už gražius žodžius ir galbūt ir jūsų radijo laidų klausytojams ir tai mūsų tautodailės meistrų, amatininkų bendruomeniai, galbūt trumpai geros kloties. Taip, geros kloties visiems ir jums taip pat linkiu. Ačiū, kad sudalyvavote studijoje, papasakojate labai nuoširdžiai apie savo veiklą, tegul žydi sodai, taip. Ačiū. Ir iki malonaus švęskime gyvenimą, mokykime savo tradicijų, taip, nes tai yra svarbu ir Svirnas tą daro, kad
jos neišnyktų, o tik tai plėstųsi ir džiugintų mus visus ir mes perduotume anūkams, dar anūkams, taip ir ta Lietuva tikrai žydės. Ačiū. Angelė. Taigi viso tariu. Sudie. Viso. Talentas Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog ją turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį. Čia Utenos radijas. Utenos radijas.